Kai taip karštai vieną šaltą gražią žiemos dieną Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos 9C vyko ypatinga profesinė savanorystės projekto Kam to reikia pamoka. Ją vedė ne gimnazijos mokytojas, o projekto savanoris Rimvydas. Jis devintokus linksmai mokė dalykų, kurių jaunam žmogui labai reikia. Deja, paprastai to mokyklose niekas nemoko. Pamoka apie teigiamą požiūrį, tiksliau teigiamo požiūrio įtaką moksleivio aplinkoje ir versle. Mokiniai sukūrė minčių paveikslą, atspindinti jų požiūrį į duotas temas. O temos buvo 4 ir buvo tema mokykla, mokytojai, pamokos ir pats žmogus, pats mokinys. Per šią pamoką tikiuosi, kad mokiniai supras, jog jų požiūris į visą tai, ką jie mokosi ir kaip jie mokosi, daro didelį įtaką jų rezultatams ir galbūt stengsis pakeisti savo požiūrį. Praktinė patirtis arba teorija gyvai, taip savo darbą vadina rudenį startavusio projekto Kam to reikia dalyviai, įvairių sričių profesionalai. Tikslas – skatinti verslo atstovus savanoriškai dalinti savo patirtimi Lietuvos mokyklose, suteikti mokiniams profesinių žinių ir įkvėpti pasitikėjimo savo jėgomis. Patekti galimybė yra užsiregistravus puslapyje Kam to reikia. Puslapis yra kamtoreikia.lt. Ir suvedus savo projektą, ką verslo žmogus ar verslo aplinkos žmogus nori mokiniam perteikti, jį pamato visi mokytojai, kurie nori tuo pasinaudoti. Ir tokiu būdu mes bendraujam elektroninėje erdvėje, suderinam pamoką, pamokos eigą. Dar turėjau be šitos pamokos 2 pamokas. Mokėmės viešojo kalbėjimo ir kaip parengti argumentuotą pristatymą. Tai štai praktikė man padėjo tos pristatymus vertinti ir paruošti vertinimo kriterijus. O kita pamoka buvo užklasinė veikla, kurioje praktikas iš Swedbanko pravedė lyderystės mokymus aktyviems mokyklos mokiniams ir tai taip pat buvo labai naudinga. Išmokau geriau dirbti kaip galvojant ekspromtu, improvizuojant per ribotą laiką, taip pat dirbti grupėje, geriau susitarti, organizuoti visą grupės darbą. Šitos pamokos yra labai vertingos, nes žmogus, kuris jau yra kažko pasiekęs, tiesiog mums parodo, su kuo mes susidursime ateityje, kadangi mes vis dar tokie žaliukai ir nieko nežinom. Mokytojai ne visada patys susiranda tokius žmonės, kurios gali atsivesti į pamoką. Šitas projektas yra būtent skirtas suvesti mokytojus su praktikais, padėti jiems rengti tokius susitikimus ir projekto tokia nauda, kad sukuria platformą susitikimams. O tai jau kitokia projekto Kam to reikia pamokos forma – šešėliavimas. Šį kartą gimnazistai Karolina ir Jonas tapo projekto savanorės Odetos šešėliais banke. Padėjo dirbti kasdieninius darbus. Jie pamatys tą mūsų vieną iš pagrindinių veiklų, tai yra bendravimas su žiniasklaida ir bendravimas su spauda, pristatant vienus ar kitus mūsų darbus, analizės arba tyrimus. Aš manau, šitokia forma yra tikrai labai efektyvi ir jinai yra labai vizuali, labai aiškiai parodo, ką žmogus veikia per dieną. Ir jeigu yra galimybė bent vieną dieną turėti tą vaiką, tą šešėlį kartu su savimi, aš manau, jam tiek įspūdžių bus, kiek jisai perskaitęs ar turėjęs pamokoje pasakojimą arba apie vienas arba kitas profesijas nepatirs. Aš manau, jisai labai naudingas ir tam žmogui, kurio šešėlis yra moksleivis, nes pirmiausia, jisai nori parodyti visas pusės, įvairiapusiškai, jisai nori pristatyti ir savo organizaciją. Ir jisai tikrai tą dieną stengiasi daryti labai turiningą ir įdomią tam moksleiviui. Vėlgi įdomi ir patirties daug suteikianti moksleiviams yra ekskursijos, kuomet vaikai visą klasę atkeliauja į įmonę ir pasižiūri, kaip vieni arba kiti dalykai atliekami praktiškai. Na ir aš manau, ilgalaikiai projektai, kurie trunka ne valandą ir ne dieną, tai įvairūs užsiėmimai ir projektiniai darbai. To reikia, kad sužinotum, ko tu nori, kad pamatytum, ar tikrai tau patiktų būtent ta profesija, galbūt tau jinai labai gražiai skamba, bet tu jauti, kad tu neturi tam įgūdžių. Ir galbūt iš viso atrasi kitokius norus, kažkur tobulėti. Beje, tai yra, jeigu mokykloje įgauni teorijos, tai čia pamatai būtent praktinę pusę. Projektas Kam to reikia atviras visiems norintiems mokytis ir mokyti kitaip, įdomiai bei naudingai. Interneto portale kamtoreikia.lt jau užregistruoti daugiau nei 300 dalyvių. Prisijunkite!